Vilniaus universiteto teisės fakulteto absolventai įgyja teisės magistro laipsnį, atsiveria kelias visaverčiam teisininko darbui. Įgyta kvalifikacija leidžia dirbti tiek valstybės tarnyboje, tiek verslo struktūrose, būti teisėjais ir advokatais, prokurorais, notarais ir antstoliais ar teisės istorikais. Pagalvoju, tai yra ribotas ir prokurorų teisėjų skaičius. Ir tų vietų yra ribotai, bet tie žmonės kažkur tai įsidarbina, jie neprapuola, reiškia, taip yra tikrai universali specialybė. Tu tikrai gauni daug žinių, kurios gali pritaikyti ir kitose gyvenimo srityse, ne vien tik tai teisė dirbdamas. Tačiau iki iškilmingo momento teisės magistro diplomų teikimo ceremonijos laukia 5 kruopščių teisės teorijos studijų ir praktikos įgūdžių lavinimo metai. Pagal populiarų Europoje teisės studijų modelį, Vilniaus universiteto teisės fakultetas yra pasirinkęs klasikines 5 metų trukmės vientisąsias studijas. Teisininkų rengimas, kaip ir medikų rengimas, labai daugelį valstybių nepereita prie Bolonijos modelio, tai yra prie dalinimo studijų į bakalauro ir magistro. Dėl to, kad manoma, tik tai pilnas paketas studijos programos gali garantuoti žmogui, kad jisai gali tinkamai vykdyti tą teisininko veiklą ir taip toliau. Nors studijos trunka 5 metus, tačiau teisės studentai mėgsta juokauti sakydami, jei jau atsilaikiai ir užbaigiai 3 kursus, vadinasi teisės studijas baigėjai. Mano rankose yra civilinis kodeksas, kurį kiekvienas save gerbiantis teisės fakultetų studentas rankose laiko pirmus 2,5 metų ir beveik niekada neišsiskiria. O štai studijuojantieji baudžiamąją teisę mėgsta juokais save pavadinti baudžiauninkais. Teorija pradžioje yra būtina ir pirmi kursai galbūt jie ir yra labiau teoriniai, nes jeigu neturėsi teorinių žinių, tai jau ta praktika tokia ir nesigaus gerai. Pirmieji 3,5 studijų metų yra studijų pagrindų laikotarpis, kurio metu studijuojami pagrindiniai studijų dalykai. Baudžiamoji teisė, administracinė teisė, civilinė teisė, konstitucinė teisė, teisės teorija ir kitos bendrosios universitetinės disciplinos, kurios bet kuriame normaliame pasaulio universitete yra visada studijuojamos. Likęs laikotarpis, tai yra 1,5 studijų metų, yra tas vadinamasis specializacijos laikotarpis. Šiuo metu teisės fakultete studijuojamos 8 teisės šakos. Vėliau studentai patys pasirenka teisės sritis, kuriuose specializuojasi, įgydami papildomų žinių. Ir kuo toliau, to iš tikrųjų yra vis įdomesni dalykai, nes jau kai renkiesi pats, po to jau rengiamės rinkti specializaciją ir kai patys rengiamės ir ruošiamės tuos dalykus, kurie mums patinka, jiems daugiau dėmesio skiri, juos labiau gilinės ir tau yra tai įdomiau. Šiais laikais, kada teisės masyvas yra didžiulis, negali būti teisininko vienodai gerai išmanančio ir konstitucinė, ir administracinė, ir baudžiama, ir civilinė, ir kita kokią teisės šaką. Iš tikrųjų, šiuolaikinė teisė yra specializuota teisė. Tai studentų pasirinkimas iš tiesų priklauso nuo to, kaip jie projektuoja savo ateitį. Vieniems galbūt labiau norisi būti verslo srities advokatais, dirbti versle. Kitiems galbūt labiau norisi matyti save valstybės tarnyboje. Vilniaus universiteto teisės fakultetas kasmet paruošia apie 300 studentų. Taigi, kas šiandien yra geras studentas? Kas yra geras studentas šiandieną? Kaip jį galima apibrėžti? Iš tikrųjų, tai yra daug dirbantis studentas, žingeidus studentas, tikrai leidžiantis laiką ne kažkur kitur, o nemažą laiko dalį iš tiesų praleidžiantis bibliotekose. Apskritai, pati savoka studentas juk reiškia daug savarankiškai dirbantį asmenį. Nes šios dienos visuomenėje iššūkiai teisininkams yra tikrai dideli. Kaip dažnai sakoma, teisininkų yra daug, gerų teisininkų visą laiką trūksta. Ir aš galiu pasakyti, galbūt ir šiek tiek mūsų valstybėje liūdnoką faktą, bet apie 80% mūsų absolventų išeina į privatų verslą. Ne į valstybės tarnybą. Ir jau nuo 3 kurso 20 metų praėjo, nors aš kaip dekanas vis laukiu, kada čia tie laikai baigsis, kad žmonės galėtų iš tikrųjų tos 5 metus normaliai studijuoti ir sėdėti bibliotekose, gilintis ir taip toliau, bet jau šiandien vis tiek, net ir esant šitai kriziai, nuo 3 kurso 80-70% studentų jau dirba.
Ir po šiai dienai nežinau praktiškai ne vieno bedarbio. Tai tikrai konkursai dideli ir galiu pasidžiaugti, kad tikrai pas mus ateina iš esmės Lietuvos mokinių elitas.